Laidos partneris TTT Kazino. Sveiki gyvi, esu Ridas Žirgulis, žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Woo! Krepšinio pasaulyje. Mama mia, koks jis nuostabus, mama, kaip jam atsispirti, mama mia, kaip užkalbinti, mama, kaip jo pasiilgau. Sporto halė, krepšinio pasaulyje. Kai po kasdienybės ateina šventė, laimingi būna visi. Ir žiūrovai, ir krepšininkai, pradedant žaidėjais ir baigiant treneriais, net ir teisėjais. Apie tai truputėlį vėliau, o štai 2015 šventų Velykų išvakarėse Lietuvą aplankė dvi gražios šventės. Pirmiausia, senutėlėje Kauno sporto halėje buvo skirtas renginys teatro dienai. Viskas vyko paprastai. Tikėjomės, kad bus gerai, įvyko dar geriau, nes tiesiog krepšininkai nuostabūs žmonės. Ir artistais tapo Žalgirio legendos bei šiandieniniai Kauno teatro aktoriai. O ką aš turiu dabar sakyti? Mes tęsime legendų pradėtus darbus. Labas rytas. Labas rytas. Man širdis sudužo ir sveikata palūžo. Kodėl krepšinis jam įdomiau, mama mia. Laidos partneris TTT Kazino. Laidos partneris TTT Kazino. Krepšinio pasaulyje. Pradėkime nuo pradžių, nes tai pradėti yra svarbiausia. Visiems bus įdomu išgirsti, ką apie tai galvoja vienas iš šventės iniciatorių, Ridas Žirgulis, aktorius. Jūs patys matėt, buvo praktiškai pilna sporto halė. O su krepšininkais interviu paruošė buvęs žalgirietis Darius Laskys. Tu mūsų tarpe, galėčiau pasakyti, pats dramatiškiausias žmogus. Krepšininkus aktorius arba aktorius krepšininkus šnekino Andrius Žiurauskas, aktorius, režisierius ir visų rungtynių Kauno sporto halėje vedėjas. Na gerai, tiek to. Taip, daugiausiai nedėlį. O kur kitas Baranauskas? Žodžiu, prapuolė Baranauskai. Vienas jų ir tu esi, nes krepšinis tai jėga, jų Sabonio pamaina. Populiarina krepšinį, sakykim, tokią šventę. Aš galvoju, kad be abejo, jos jau prasidėjo labai seniai. Aš esu liudininkas, aš mačiau pirmą bandymą atšvęsti teatro dieną kartu ir krepšinį žaidžiant. Dar aš buvau gana jaunas ir aš teisėjau pirmiesiam šitam spektakliams. Tai irgi žiūrovų buvo pilna halė. Tai buvo labai seniai, žaidė Kauno muzikinis teatras ir Kauno dramos teatras su tais savo korifėjais, Voščikas ir visi kiti, kurie tuomet dar buvo jauni vyrai, kurių dabar jau nėra, bet tai buvo labai įdomu. Ir mums reikėtų daugiau tokių švenčių. Kadangi daug humoro yra, kadangi įvairiaus amžiaus grupės žmonių susirinko, skirtingų, kai sako, profesijų, tai čia labai įdomu, nes Tokias šventės reikia švęsti kaip tik įmanoma dažniau. Tiek mum aktoriam yra smagu, tiek visiems sportininkam. Negalima užmiršti legendų, negalima užmiršti mūsų legendų, negalima sporto legendų užmiršti. Ir mes tai turime įgyvendinti tie, kurie mes dar prisimenam, kad ir jaunosios kartos tai atsimintų. Ir daryti tokias šventės, aš nežinau, kas mėnesį reikia daryti. Jei moterį mylėsime, jei nieko negailėsime, o jeigu nusivilsime, dingsime tyliai ir gražiai. Esame žavios kovotojos,
ką čia darydavo Kauno dramos teatro žmonės, kuriuos šiandien mes gražiai prisiminėm, iškabindami jų vardus ir pavardės. Grigolis, Vytas, Vaidotas, Šinkariukas, Vaičiakauskas, tai visi mano jaunystės aktoriai, su kuriais teko ir bendrauti, ir būti. Ir man šiandien dalyvavimas čia suteikia nepaprastai didelį ir malonumą, ir sentimentus. Ir aš nežinau, net ir graudu darosi kartais. Reikia džiaugtis, kol galim džiaugtis ir kol galime suteikti džiaugsmą tiem, kurie šiandien susirinko į sporto halę. Malonu ir susitikimas su jaunais aktoriais. Daugelio nepažįstu, anksčiau pažinojau daugiau aktorių. Visada įdomu su jaunimu susitikti ir pabendrauti. Ir žinote, visos kraštos šauksmai kasdien garsyn. Lygybė mūsų švyturys. Ei, moteris, pirmyn! Krepšinį moteris stebuklus padarys. Drąsos nesimisis rozai vyras pančius kaladėl. Tarnauti vyrams nebenorime. Kuo tau įsiminė šitos varžybos? O man įsiminė daug, kad aš kaip centro kraštinis puolėjas įsivariau kamuolį didžiausių greičių palinkęs ir padaviau tokį gerą pasą į dešinę pusę, ten nesugaudė ir va dabar su vaiku žiūri varžybą, pažiūrėkite, va su to vaiku, va. Ten niekada nežiūrėjau Žalgirio varžybų su vaiku, tokių mažų, va. Tai dabar mes visi tokie jauni tėveliai pasirodo. Taip ir man darima labai gaila. Kad tavo vaikas valgyt norėjau. Dariau, tu pats jauniausias tarp mūsų. Tas nebaugina žaisti tarp tokių legendų kaip mes. Baisu, bet aš stengiuosi nepavesti jūsų ir žengiu koja kojon su jumis, link jūsų amžiaus. Manau, kad tu tikrai nepasivysi mūsų, kaip besistengtų. Kada sunkiau? Ar tada, kada tu pasiruošęs? Ar tada, kada tau skauda visur beveik, kaip ir mums visiems? Suolo sėdėti sunkiausia. Sunkiausia sėdėti ant suolo. Ačiū. Siela dega tik dėl tavęs. Vienas žvilgsnis ir man svaigsta galva. Robertai, kaip tau atrodo? Ar tu tankiai lankaisi ar teatre? Stengiuosi visuomet, bent keletą kartų per sezoną, kai turiu laisvo laiko, visada lankau teatrą. O kokį tu mėgsti teatrą? Aš dramos teatrą labiausiai myliu. Nors nesisakau ir į muzikos teatrą. Į muzikos teatrą aplankyti. Sveiki, gyvi, muzikinis teatras. Labas vakaras, visus teatralus su švente. Puikiai. Kodėl? Kas yra? Todėl, kad pralošėm. Aš džiaugiuosi. Kleinai, kiek taškų pelnėjai? Nei kiek nelaikiau. Sveikinu, aš irgi labai panašiai jaučiuosi. Didžiausias mūsų komandos žaidėjas, didžiausias turtas. Ar pavyko įmest? Pavyko. Džiaugiuosi. Toliau eik. Taip, sekantis. Jonas Baranauskas, daugiausia perdavimų padaręs Raimondui Baranauskui žmogus. Baranauskas! Ak, čia. Tai vaikai jau neduoda ramybės, džiaugiasi kartu, vat, kaip matote. O, pažiūrėkite, kas vyksta. Raimondas Baranauskas, sveiki gyvi. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Tai va, manau, turbūt tiek, nežinau. Tiesiog džiaugiuosi už tai, kad šiandien viskas taip šauniai pavyko ir kad visi sportininkai džiaugiasi ir aktoriai džiaugiasi. Žodžiu, visi džiaugiasi, apsidairykite aplinkui. Taigi, ačiū labai. Tokia buvo šventė Kauno sporto halėje, o dabar mes jau esame Vilniaus Siemens arenoje, kur 21 kartą buvo surengta LKL žvaigždžių diena. 21-oji nepakartojama, graži, įspūdinga. Pabūkite čia drauge su mumis. O, labas. Režisieriau, aš gerai, gražiai šventė labai, mama mia. Fantastika. Atsiprašau, paskui pakalbėsim, netrukdykit filmuot. Būtinai pakalbėsime su Kšištofu Lavrinovičium, Lietuvos krepšinio lygos 21 žvaigždžių dienos dalyviu, amžinų priešų rinktinės nariu, nes papasakoti yra apie ką. Pirmą kartą šventę pradėjo animuota 3D projekcija ant aikštelės parketų su efektais, kai 3D grafikos vaizdai buvo vartomi 360 laipsnių kampu. Dėl to 40 techniko komanda Siemens arenos paluboje pakabino net 10 tonų sveriančią specialią įrangą.
Šviesa, muzika lydėjo ir 11 snaiperių, tolimų metimų konkursų dalyvių, kai jie buvo pristatyti 8000 žiūrovų. Tačiau prieš prasidedant jų varžytuvėms buvo pagerbti 3 LKL įkurtos 1993 metais signatarai. Tai Steponas Kairys, Edas Nickus ir Aleksas Zakis. Puiku, kad bent švenčių proga prisimenama istorija ir jos kūrėjai, kaip ir šių dienų geriausiai krepšininkai. O snaiperio konkursas yra labiausiai nenuspėjama LKL žvaigždžių dienos rungtis. Tie, kurie per sezono rungtynės būna taikliausi iš 3 taškų zonos, snaiperio varžybose kartais pasirodo atvirkščiai. Tiesa, šį kartą Adas Juškevičius, taikliausias LKL tritaškininkas iš 81-39 metimai, pasiekė tikslą šiame sezone, 48% taiklumas, gerai pasirodė ir Vilniuje. Tiesa, jis nepateko į finalą, kuriame varžėsi 6 kart Lietuvos moterų krepšinio lygos snaiperė Ela Bredytė ir Panevėžio Lietkabelio atstovas Mantas Kazonas. Pastarasis taikliai metė atrankos etape pusfinalyje, tačiau finale pelnė tik 16 taškų. Vyrai yra džentelmenai, jie galėjo laimėti, jie specialiai pralaimėjo moterį. Aš skaitau, kad čia buvo organizatorių klaida į vienas varžybas kartu sujungti vyrus ir moteris. Vyrai negali laimėti prieš moteris. 36 metų Ela Bredytė, žaidžianti Marijampolės Sūduvos komandoje, buvo fantastiška. Ji pelnė žvaigždžių dienoje net 25 taškus, tik 2 atsiliko nuo LKL rekordo 27 kažkada pasiektų Andriaus Šležo. Ela Bredytė į krepšį metusi net 75 kartus, privertė susimastyti vyrus ir tapo LKL tritaškių metimo karalienė. Snaiperiai atiteko 1500 € čekis ir nemokamas skrydis į Jungtinius Arabų Emiratus. Puiku. Tikrai nesitikėjau ir tai važiavau kaip iš šou. Tikrai nei tam ruošėmės, neturėjau net kada ruošti, nes mūsų rytoj laukia pusfinalio antros varžybos. Taip, kad tikrai netikėta čia man. Su moterim lengviau varžytis ar su vyrais? Gal su moterim. Moteris netokiose arenose, netiek žmonių pritraukia moterų krepšinis. Manau, kad su moterim lengviau. Sirgalių palaikymas finale labai. Super, ačiū jiem labai. Tikrai labai buvo ačiū. Ela, šiandien turbūt visi sužinojo apie moterų krepšinį Lietuvoje, ar ne? Duok Dieve, kad visi sužinotų apie tavo moterų krepšinį ir pritrauktumėm daugiau sirgalių, tikrai. Kaip manot, gal vyrus lieka įtampa, kad prieš moterį reikia nepralaimėti, čia kaip čia ir visiems? Nemanau. Nežinau, čia sėkmės dalykas turbūt, aš manau. Kas susitvarkė su jauduliu, kam ta diena buvo, tas ir laimėjo. Ela, vyrai sakytų, kad pavargom, nes metėm. Ne, nepavargau. Iš tik žiūrovų palaikomės tikrai nesijaučia nuovargio. Pirmą kartą ne krepšinio aikštelėje, o scenoje buvo pristatytus ir LKL žvaigždžių dienos rungtynių komandos. Pirmą kartą prieš LKL rinktinę išsirikiavo akivaizdu, bet įtikėtina, Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Rytų krepšininkų rinktinė, vadovaujama treneriu Gintaro Krapiko. Taikliai amžinųjų priešininkų vardu buvo pavadinti laikinosios ir tikrosios sostinių krepšininkai. O juos egzaminavo Kazio Maskvyčio vadovaujama Lietuvos krepšinio lygos rinktinė, sudaryta iš likusių LKL komandų atstovų. Kiekvieną kartą žiūrovai kažko laukia aikštelėje, tačiau sunku surasti auksinį vidurį tarp šou ir tikro krepšinio. Todėl tokius rungtynės, kai niekas nesigina ir visi meta, labiau patinka krepšinio diletantams. Berods, kad iš aikštelės vidurio nei vienas krepšinio meistras rungtynių metu nepataikė, nes nemetė.
Užtat krepšinio aistruolis pertraukėlis metu parodė, kad galima tai padaryti. Juozas iš Šilutės, mokausi Vilniui, mokausi ekonomiką, žinau, atėjęs šitą šventę, kad pagausiu tą kamuoliuką ir žinau, kad kažką laimėsiu. Taip ir įvyko. Nuo 9 klasės iki 12 trankiau treniruotės, žaidžiau krepšinį, įstojęs į aukštąją teko apleisti, bet vis dar mėgstu pamėtyti. Dėmesio, pažiūrėkite. Juozo Valaičio iš aikštės vidurių išmestas kamuolys, nors ir nenoriai, bet įkrito į krepšį. Kokia banga, džiaugsmų banga nuvilnijo Siemens arenoje. Vienas metimas ir prizas, kokio visi norėtų. Kelionė į Maldyvų salas. Toks šilutiškių brūkšnelis Vilniečių Juozo Valaičio pavyzdys ne vieną užkrės žaisti krepšinį ir laimėti. Beje, taiklusis metikas iš aikštės vidurių jau rungtynių pradžioje atspėjo, kurių rinktinį laimės LKL žvaigždžių dienos mačą. Favoritai laimės Žalgiris Rytas, be abejo, manau. Taip ir buvo, nors dar reikėjo nemažai palaukti, nes krepšininkai mėgausi savo žaidimu, o per pertraukėlės visus linksmino palaikymo grupės šokėjus. Per ilgąją pertrauką laukė LKL trenerio varžytuvės. Tačiau iki jų dar buvo galima paklausyti ir žiūrovų įspūdžių. Sveiki, mes esam Žalgirio radijas, aš Reda, mano kolega Domantas. Aš Domantas, taip, labas vakaras jiems. Tai va, iš tikrųjų šiandien atvykom iš žvaigždžių dieną, pasižiūrėt, kas čia vyksta. Renginys visai įspūdingas, tik tai, kuomet kovoja krepšininkai, mūsų nuomonė galėtų šiek tiek labiau stengtis ir dar daugiau gerų vaizdų parodyti. Na taip, krepšininkams gal trūksta šiek tiek gynybos dėl geresnio, gražesnio vaizdo, bet šiaip labai patinka šokėjas, labai gražiai stengiasi, labai patinka šokėjai, ypač pasirodymas, man nežinau kaip Redai. Ir tritaškių konkursas buvo iš tikrųjų labai smagus, nes merginai leido laimėti ir labai smagu, kad mergina vis dėlto laimėjo. Taip, iš tikrųjų palaikėm visą laiką merginą ir džiaugiamės sveikinimui jai ir manau tai bus puikia proga parodyti merginoms, kad jos irgi gali žaisti krepšinį. Na va, dabar žiūrėsim, kaip baigsis šitas rungtynės ir labai laukiam dėjimų konkursą, nes manau, kad turėtų būti vienas iš įspūdingiausių vaizdų šiandieną. O LKL krepšininkai tikriausiai laukė savo trenerių, kad iš jų galėtų pasijuokti pasirodymu. Pirmą kartą buvo surengta nauja rungtis trenerių karavanas, kai kiekvienam reikėjo mesti nuo baudos linijos, o nepataikius atakuoti krepšį iš tos vietos, kurioje atšoko kamuolys. Kartu su 10 vyrų pasirodė ir Jurgita Štremikytė Virbickienė. Tačiau įsijautę vyrai treneriai nė negalvojo jai nusileisti, bet patys irgi krito kaip lapai. Kol liko 2 kaimynai – Mindaugas Bozinauskas Kėdainių Nevėžis ir Gintaras Kadžiulis Panevėžio Lietkabelis. Pastarasis dar pernai rungtyniavęs už Prienų komandą, laimėjo šią rungtį ir gavo 1500 € premiją. Tai kaip ir pasiruošęs atėjau čia? Na, žinote, dar tas, kaip pasakyti, čia pasiruošęs, tai, nežinau, kai sako rusai, masterstvo neprapjoš. tai vis dėlto, aišku, visiškai esu apsileidęs, visiškai neprižiūriu savęs fiziškai, nei aš ten labai mėtau, nei labai kur lakstau, tiesiog nelabai turiu laiko. Tai galva tas galėjo pakišti koją, nes daugmaž čia visi mes taip treneriai nelabai čia ką sportuojam. O jokio skirtumo, kada tu baigiai žaisti, ar prieš 5 ar prieš metus. Tai tiesiog galbūt šiandien man labiau pasisekė. Vis dėlto toks žaidimas iš tikrųjų čia sėkmės reikia turėti, tokią biškutį loteriją yra. Sekėsi, kad galėjo Šernius mane išmesti kelis kartus, neišmetė. Tai taip. O be abejo reikėjo ir apšilti, nes šitas žaidimas... Gal grįž žaisti kaip šiandien, Gintarai? Kad per anksti pakabinai sportbačius, Gintarai. Pamastyk rimtai, nes... Sugrįžimą, reiks pamastyti. Žaidžiančių trenerių nors. Jeigu treneris paims save komandą, tai pamastysim. Tai va, tiek. Po trenerių karavano Vilniečiai ir Kauniečiai, tie amžinieji priešininkai, šį kartą be pykčių ir nesunkiai 105-95 nugalėjo LKL rinktinę, kuriai daugiausiai 17 taškų pelnė Deividas Gailius, o nugalėtojams net 28 taškus Travisas Leslie, surinkęs ir 27 naudingumo balus. Beje, amžinųjų rinktinėje buvo 2 buvusieji komandų nariai – Grigorijus Chyžniakas ir Andrius Šležas. O LKL rinktinėje Mindaugas Žukauskas ir Rolandas Matulis.
Gražių renginių džiaugiasi visi. Žinoma, kartu su jais ir šventės rėmėjai. Samuilas Kacas, TTT Kazino atstovas. Puikus įspūdžiai, labai gera programa. Manau, kad Lietuvai labai reikalinga. Žmonės yra patenkinti, o mes kaip rėmėjai jo labiau. Ačiū rengėjams. Lietuvos moterų krepšinio lygą mes rėmėme, dalyvavome, o vyrų krepšinio lygo LKL pirmą kartą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas, atėjęs į areną su žmona Otilija ir anuke Emilija, kuri galbūt užaugs krepšinio reporterė, sakė. Šventė man labai patinka. Prieš gerą mėnesį grįžau iš NBA. Šventės panašios, tai savo žavesių, savo įspūdingų beveik prilygsta. Aišku, lengviausia kritikuoti tiem, kurie nieko nedaro, bet kažką padaryti ir sukurti kažkokį gerą produktą nėra taip lengva. Šiaip gerai, kad neprailgsta, gerai, kad labai viskas, epizodas keičia epizodą. Šventė kaip ir žvaigždžių šventės visos. Jeigu nori, būni žvaigždė, jeigu nori, sužiebi. Treneris Jonas Kazlauskas žvaigždžių dienoje buvo ne tik žiūrovas, bet ir teisėjas, nes kartu su kitais vertino Oro karaliaus konkursų dalyvių meistriškumą. Ne visiems iš pirmo, antro ar net trečio karto pavykdavo įdėti kamuolį į krepšį. Vėl jaudulys, gal tas šviesų mirgėjimas ar paprasčiausiai netoks meistriškumas. Iki finalo vaizdelis nebuvo itin aukšto lygio, o mes atrinkome tik pačius gražiausius krepšininkų dėjimus. Tačiau, kai atėjo lemiamas etapas, Oro karaliaus dvikovos finalas, tokių dėjimų Lietuvoje dar neteko matyti. To reginio kaltininkai – amerikietis, laikinasis vilnietis Trevisas Leslie ir latvis Kristapas Darkaisas, kuris nekartą yra triumfavęs ir kamuolio dėjimo į krepšį konkursuose, kurios rengia FIBA. Amerikietis šį kartą surinko 146 balus, o latvis vienu mažiau. Viską lėmė Leslie dėjimas per aukštą ūgį ukrainietį Grigorijo Chyžniaką. Štai kokią dovaną savo 25-ojo gimtadienio vakarą pats savo padovanojo Lietuvos Ryto žaidėjas. Laimingas šią šventę buvo ne tik jis, bet ir visi komandos draugai, o ypač Krzyštofas Lavrinovičius. Labai graži šventė, aš tokioj nematęs ir dar nedalyvavęs tokioj ir labai organizuoto nuo pačios pradžios iki pačio galo fantastiškai gerai. Galvot, kad aš pats pribėgau prie operatorius ir atėmiau iš jo kamerą, aišku pasiūlė, ką aš didelis, baisus, bet geras. Galvoju, netiks man tą profesiją, labai sunki tą kamerą nešiot. Reikia žiūrėti kitos. Neklausai, gal honorarą didelį? Jeigu didelį, tai reikia pagalvoti tada. Kiek tu per dieną uždirbi, tai jis per mėnesį? Taip, tai neįsiu tada. Kai Krzyštofui Lavrinovičiui te buvo 15, nuo 1994 pirmosios LKL žvaigždžių dienos man teko dalyvauti visose šventėse. Todėl liudiju, 21-oji buvo įspūdingiausia, nes daug ką išvydome pirmą kartą, kaip ir fantastiško ukrainiečių šokėjo Light Balance, kurių judesius įspūdingai atskleidžia elektronika, pasirodymas. Te gyvuoja LKL, Lietuvos krepšinio stiprybė. Šiandieninė mūsų laida buvo šventinė, taip ir turi būti šventų Velykų proga. Mes programą baigėme, atsisveikiname, kad vėl susitiktume po savaitės per BTV televiziją sekmadienį 9:30 krepšinio pasaulyje. Iki pasimatymo. Laidos partneris TTT Kazino.